Naujoji pasaulio tvarka apima ne tik CBDC, bet ir daugybę kitų svarbių ideologinių dalykų, kurie keičia mūsų mąstyseną, kurie veikia tiek suaugusius žmonės, tiek ypatingai vaikus ir paauglius. Nes būsimoji karta yra auginama jau visiškai kitaip. Visi, kas nepalaiko spalvingų vėliavų ir nori vaikus apsaugoti nuo smegenų plovimo, susiduria su panieka ir pašaipomis. Tai yra būdingas reiškinys, kurio seniau nejautėme. Nes viskas ta linkme vyksta per Hollywoodo filmų industriją ir medijas. Panaudojant minkštasias priemonės ir technologijas, tai yra diegiama laipsniškai. Dabar jau tapo pavojinga vaikus vestis į kino teatrą ar palikti žiūrėti nežinomo animacinio filmo. Papasakosiu vien savo asmeninę pastarųjų mėnesių patirtį. Neplanuotai nutarėme nueiti į kino teatrą su sūnumis, renkamės ką žiūrėti ir pasirodė visai teigiama animacinė istorija Šviesmetis apie kosmoso didvyrį. Nuėjom ir teko dar filmui vykstant mažajam mano sūnui aiškinti, kad tam filme negeri dėdės ir tetos nori klaidinti vaikus. Filmas buvo su LGBTQ tematika. Jame dvi moterys ima bučiuotis ir laukiasi kūdikio. Logiškas klausimas mano sūnaus, o kur dingo tėtis? Pasirodo, tas filmas uždraustas 14 valstybių, o Floridos gubernatorius Ronas DeSantis inicijavo net įstatymo projektą tėvų teisės švietime, kuris draudė vaikams atvirai rodyti lytinės orientacijos ir kitus LGBTQ ideologinius dalykus per filmus ir animaciją vaikams. Kilo kova su Disnėjaus vadovu, kurių korporacija yra įsikūrusi Floridos valstijoje. Ir jis pasakė, kad jis nepritarė tokiems Rono DeSančio norams ir naujai priimtiems įstatymams ir pažadėjo padidinti LGBTQ personažų skaičių filmuose vaikams. Po Disney sąjūdžio pasmerkti naują Floridos tėvų teisių įstatymą, teigiant, kad jų misija yra, kad tas įstatymas būtų panaikintas. Bet ar jie žino, kas jame yra? Kitas mano svečias savo, kad dauguma Disnėjaus darbuotojų nesutinka su peliukų namelio sprendimu. Dabartinis Disnėjaus darbuotojas Floridoje kandidatas į kongresą. Supažindinkite mus su tuo, kas vyksta įmonės viduje, kokio pobūdžio paramą tai turi, ar darbuotojai palaiko Disney poziciją. Pirmiausia, ačiū visiems, kad šiandien pakvietėte mane į savo laidą. Džiaugiuosi, kad esu čia. Klausykite, mano telefono ragelis pastoviai pakeltas. Negaliu apsakyti, kiek žinučių iš klientų iš visos iki pat Kalifornijos, iš žmonių, kurių niekada nesu girdėjęs, nepažįstu, ir jie kreipėsi į mane sakydami ačiū, kad užėmėte poziciją. Ir daugybė žmonių pyksta, nes pats Disney iškraipė šį įstatymo projektą, sakydamas, kad tai nekalbėkite apie gėjus įstatymas. Bet žinote, šiame įstatyme nesakoma nesakyk gėjus. Jame nesakoma nesakykite translyčiai, mums tai nekelia jokių problemų. Įstatymo projekte sakoma, nekalbėkite su mūsų vaikais apie seksą. Štai kas tai yra. Mes tengiamės apsaugoti. Kompanija, kuri sukūrė savo verslą vaikų ir šeimų pagrindų, dabar laikosi pozicijos, kad seksualizuoti vaikus yra pilietinė teisė. Įdomu, kokie klaidingi apskaičiavimai bus, kai kalbėsime apie jų gerbėjų bazę, jų klientų bazę. Tai priklausys nuo mūsų visų, kurie šiandien stebi. Jose Castillo, thank you so much for sharing your experience with us this morning. Thank you. JAV kai kurie kino teatrai net įspėjo tėvus apie šį filmą ir prasuko šias scenas, bet Lietuvoje apie tai mažai kas kalbėjo. Su sūnumis dabar einame tik į tuos filmus, kurių vertinimus atidžiai aš arba žmona išanalizuojame. Tokie laikai. Nežinau, ką daugiau galėčiau jums patarti, turbūt taipogi. Privalote elgtis analogiškai, jeigu nenorite, kad jūsų vaikams būtų plaunamos smegenys ir kad jie būtų formuojami visiškai iškreiptame vertybinėme veidrodyje. Kitas pavyzdys tai animacinis serialas vaikams Drakonų princas, kuriame puikus elfų, drakonų ir kiti magiško pasaulio piešiniai įtraukia mažuosius nuo pat pirmųjų serijų. Jį transliavo ir LRT. Šis Netflix serialas pirmame sezone nerodė nieko atvirai blogo. Ką mažieji galėtų suprasti ne taip, bet su kiekvienu sekančiu sezonu atsirado vis gausiau atvirai rodomų LGBTQ scenų. Su tos pačios lyties vyrų bučiniais.
moterų vestuvėmis ir panašiais epizodais. Kaip matome, ir vėl elgtasi klastingai gudriai. Vaikus pradžioje įtraukia, sudomina, o tada jau perša savo ideologiją apie nebinarinės asmenybės ir visiškai vaikams netinkamą bei žalingą turinį. Čia mano asmeninė nuomonė, kuri pilnai sutampa su Desančio. Esu įsitikinęs, kad vaikams šios ideologijos propaganda Lietuvoje privalo būti griežtai draudžiama. Tėvai turi teisę į savo vaikų ugdymą ir apsaugojimą savo vaikų nuo psichiką žalojančios informacijos. Kaip manote jūs? Nauja mūsų laidos rubrika Naujienų užsienyje blokas. Elonas Muskas susitiko su Apple vadovu Timu Cooku. Praeitoje laidoje rodyti grasinimai, išimti Twitterą iš iPhone ir kitų Apple įrenginių elektroninės parduotuvės buvo paneigti. Cookas pasakė, kad Apple niekada net neketino to padaryti. Kaip matome, Musko ketinimai ir mintis, kad galima būtų pradėti gaminti Teslos išmaniuosius telefonus, buvo gerai išgirsti. Praeitoje laidoje daug kalbėjome apie rinkimus JAV. Jie pasibaigė senatoriaus rinkimais Džordžijoje. Ten demokratams pavyko užsitikrinti kontrolę senato komitetuose. Deja, nedidelių skirtumų laimėjo demokratų kandidatas. Tankiausiai apgyvendintų miestų balsai tą nulėmė, nes kaimiškose vietovėse stipriai laimėjo Trump remiamas respublikonas Volkeris. Tad JAV viceprezidentės Kamalos Harris, kuri neseniai susitiko su Lietuvos premjere, nulemiančio balso senato kontroliai Bideno vediniems demokratams neprireiks. Pati Šimonytė labai džiaugiasi, kad jų su Kamalai Harris vertybės sutampa. Daugeliu reikėtų gerai pamastyti, ar tikrai mes norime tokios vertybinės politikos Lietuvoje ir toliau. Elonas Muskas ima atskleisti tamsiausias Twitterio paslaptis. Jis paskelbė šokiruojančius duomenis apie tai, kaip iš Twitter buvo šalinamas JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Tam rengiamasi buvo senai iki Kapitolijos riaušių. Faktai šokiruoja, o juos sujungus su nusikalstama Faučio veikla per pandemiją, Hunterio Bideno nešiojamo kompiuterio turinio su nusikaltimais slėpimu, Hillary's Clinton elektroninių laiškų skandalu, melagingais kaltinimais Trumpui Rusijos įtaka, matome labai aiškią situaciją, kad tame dalyvavo demokratų įtakingi politikai ir FTB pareigūnai, medijų ir socialinių tinklų korporacijos. Kongreso narė, respublikonė Taylor Greene sureagavo tvirtindama, kad tai perversmas. Ką manote jūs? Vaizdas iškalbingas. Ir akivaizdu, kad giluminė valstybė JAV padarė viską, kad nuversti prezidentą Trump ir pakeisti rinkimų rezultatus, kad jos laimėtų nepopuliariausias per visą JAV istoriją demokratų kandidatas Bidenas. Apie visą tai dvigubus standartus taikančiose mainstream medijose visiška tyla. Labai iškalbinga CNN straipsnių nuotrauka. Viena antraštė skelbia Europos reiksminga, taisyklės laužanti nevakcinuota mažuma iškrenta, yra išstumiama iš visuomenės. Ir apie panašią situaciją dabar Kinijoje jau kalbama visai kitaip. Iš Kinijos protestų prieš nulinę COVID tolerancijos politiką epicentro jauni žmonės verkia prašydami laisvės. Vis tik Muskas yra tikras, kad Twitter įsibėgėja. Twitter buvo grimas šliužburnis pasauliui. Dabar piktojo burtininko Sarumano lazda yra sulaužyta. Sekite Twitter mano laidose minimus kongreso narius. Donaldą Trumpą jaunesnįjį, Johną Snowdeną, Julianą Assange'ą ir Eloną Muską. Sužinosite daug matricą visiems laikams suardančių faktų. Ir jokie žiedų valdovo šiuolaikiniai šliužburniai nenuodys jums protų, bei gyvenimų savo iliuziją gramzdinančiais melais. Tokių turime daug ir Lietuvoje. Spėkite, kas vaizduojami šioje nuotraukoje. Pirmiems teisingai atsakiusiems į šį klausimą padovanosime kalėdinę dovaną. Įdomią knygą, apie kurią papasakosiu kitoje laidoje.
Tęsėme užsienio naujienų bloką. Protestai Brazilijoje. Ar žinojote, kad po prezidento rinkimų Brazilijoje daug dienų vyksta milijoniniai protestai visoje šalyje prieš išrinktąjį prezidentą Lula da Silva? Protestuotojai buvo apgulę karinę vadovybę Rio de Janeire ir prašo kariuomenės vadų suimti Lula. Mes neleisime, kad mus valdytų korumpuotas nusikaltėlis, šaukė protestuotojai. Sklido tokios žinutės, kad kariuomenė viską kontroliuoja. Po pavogtų rinkimų žmonėms buvo duodami nurodymai, kad turi gatvėse išsilaikyti 72 valandas, o tada jie galės legaliai įeiti tvarkos palaikymui. Čia turime omeny kariuomenę. Atstovai atvyksta į miestelius ir aiškina žmonėms apie padėtį, dalina saugumo instrukcijas, prašo nusimti prezidento Bolsonaro plakatus ir šūkius, kad priešai negalėtų neramumų sieti su juo. Prašo visų turėti Brazilijos vėliavas ir akcentuoti, kad žmonės nepatenkinti tik neskaidriais rinkimais. Stebi, kad viskas būtų teisėta, informuoja apie pasikeitimus. Video ekrane rodo, kad protestų masiškumas neįtikėtinas ir Trump sąjungininkas Bolsonaro nežada pasiduoti, kai turi tokį žmonių palaikymą. Sekime kartu situaciją Brazilijoje ir pamatysime, ar vis tik rinkimų rezultatai bus pakeisti ir prezidentu sugebės išlikti Bolsonaro, bei ar bus kariuomenės įsikišimas. Paskutinė užsienio naujienų bloko naujiena - skandalingi Baideno sudėrėti mainai su Rusija, kurie pateikiami Lietuvoje, labai ribojant tikrasias reakcijas Jungtinėse valstijose. Rusijos žymiausias prekybininkas ginklais Viktoras Butas ir tikėtina specialiųjų tarnybų darbuotojas iškeistas į amerikietę krepšininkę Brittney Griner. Baidenas dabar teigia, kad homoseksuali krepšininkė ir narkomanė, kuri buvo pagauta su marihuanos užpildu elektroninėms cigaretėms oro uoste ir pati pripažinus savo kaltę, tai geriausia, ką Amerika turi. Jis gyrė mainus, nors žadėjo per šios mainus kartu išlaisvinti ir JAV jūrų pėstininką, žvalgybininką Paulą Veilaną. Jis kali Rusijoje nuteistas 16 metų. Putinas sutiko tik mainų formatui 1:1. Baideno administracija pasirinko ne karį didvyrį rizikavusi savo gyvybę už tėvynę. Polas ir jo šeima liko apgauti, nes buvo žadėta, kad jis bus per šios mainus išlaisvintas. JAV ambasadorius Lietuvoje, kalbėdamas su manimi ir kitais Seimo nariais, sakė tiesą, kai atvirai įvardino, kad šios Baideno administracijos užsienio politikos prioritetas yra LGBTQ teisių gynyba ir įtvirtinimas visame pasaulyje. Kaip vertina tokius Baideno administracijos sprendimus JAV kariai? Galite nesunkiai nuspėti, o Trump bei jo sūnaus kritika, kad tai ko gero blogiausias mainų sandoris istorijoje, tikrai pagrįsta. Apie Butą yra pastatytas net Hollywoodo meninis filmas The Lord of War – Karo dievas. Šie netolygus mainai yra geriausias dabartinės iškreiptų veidrodžių karalystės pavyzdys. Tikrosios vertybės tyliai verkia kažkur kamputyje. Kitose laidose nagrinėsime organizuotos prekybos žmonėmis, COVID pandemijos, Faučio, Hunterio Bideno kompiuterio ir kitus nusikaltimus. Kartu pamažu įsigilinsime ir į istorinės giluminės valstybės veikimo ištakas. Nusikalstama Federalinio rezervo fondo sukūrimo istoriją bei ardysime matricą, skleisdami faktus apie jos veikimą. Uždanga, kuri dengia akis daugeliui, privalo kristi. Tie, kas supras to svarbą ir komandinio disciplinuoto veikimo būdinybę, taps pamatų jėgų, kurioms teks užduotis gelbėti Lietuvą. Dar kartą dėkoju Kitoks pasaulis už filmą apie CBDC ir kviečiu visus skirti laiko jo peržiūrai. Dėkoju savanoriams pagalbininkams, kurie padeda filmuoti, montuoti mūsų laidas, rinkti medžiagą ir kviečiu visus siūsti rastą įdomią medžiagą į mano Telegram kanalą, bei padėti dalintis mūsų laidomis per Facebook, YouTube, Brighteon ir kitas platformas. Iki pasimatymo kitose laidose.